Sveiki, aš esu Kristina Galkutė, Santaro klinikų vaiko raidos centro kineziterapeutė ir šiandien pakalbėsime tema, kaip pritaikyti fizinio aktyvumo užsiėmimo aplinką vaikams su raidos sutrikimais. Visų pirma, mums labai svarbu ir mes žinome, jog autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai geriau informaciją priima per vaizdą. Tai mes fizinių veiklų metu tą ir pritaikome. Vaizdinė informacija leidžia geriau suprasti komandas, lengviau prisitaikyti prie aplinkos ir pasiruošti numatomiems pokyčiams. Taip pat tai skatina vaiką dalyvauti veikloje aktyviau ir suteikia aiškumo apie veiklos trukmę, kada jinai pasibaigs. Ypatingai tai svarbu, jei vaikui ta atliekama veikla nėra pakankamai maloni. Priklausomai nuo to, mūsų veikloje labai svarbu ir trumpinti tokios veiklos atliekamą trukmę. Taip pat vaizdinė informacija mažina ir elgesio problemas, kurios gali pasireikšti dėl numatomų pokyčių, kuriems vaikas nėra pasirengęs. Šią vizualinę informaciją galima pateikti skirtingai, tai priklausomai nuo vaiko amžiaus ir gebėjimų. Mes galime pateikti tikras nuotraukas, nufotografuotas pačių, arba galime naudoti simbolius. Tai gali būti bėgimo simbolis, šokinėjimo, ėjimo, ropojimo, kad būtų vaikui kuo aiškiau, ką jis tuo metu atliks. Kada vaiko gebėjimai gerėja ir supratimas, galime simbolius daryti tokius labiau abstrakčius, tai tarkim ėjimas per kliūčių ruožą. Ir labai svarbu, jog atlikdamas tam tikrą veiklą, jisai turėtų ne tik tai vaizdinę informaciją, kurią gauna iš kortelių, bet tuo pačiu ir kad matytų, kiek jo truks veikla, būtent priėjus prie užduoties. Tai mes galime naudoti smulkiosios motorikos žaidimus, tai gali būti gyvūnų formelės, gali būti žvaigždutės ar kamuoliukai, priklausomai kas vaikui tuo metu patinka, ir imdamas iš dėžutės, jis matys, kiek dar truks toje veikloje. Vaizdinė informacija turi būti pateikta aiškiai ir struktūruotai. Tai galime pateikti per dienotvarkę ir numatomi veiksmai turėtų būti 3-4, kad vaikui nebūtų per daug gaunamos informacijos. Gali būti ir mažesnės dienotvarkės, jos gali atrodyti dabar po to, kad vaikas suprastų, jog dabar yra tam tikra veikla, tarkim, ėjimas suoliuku, o vėliau jisai gaus jam patinkančią veiklą, galbūt jis tuo metu išsirinks šokinėti ant batuto ar važiuoti atsigulus ant lentos. Ir čia mums turi būti svarbi ir motyvacinė sistema, tai vaikas turi turėti galimybę pasirinkti, veikti, daryti tai, kas jam būtų smagu. Tai kaip ir minėjau, gali būti šokinėjimas ant batuto, važiavimas lenta, burbulų pūtimas ir kitos veiklos. Na, o jeigu raidos sutrikimą turinčiam vaikui sudėtinga išbūti toje veikloje arba yra sunku išeiti iš turimų pertraukėlių, galime naudoti laikmatį vizualinį, kuris aiškiai matytų, kada suskambės arba kada subėgs smėlis arba kokia tai raudona juostelė pasibaigs, tuomet jo veikla bus sustabdyta. Ir labai svarbu taip pat atsižvelgti ir į vaiko sensorinius ypatumus. Tai mes pritaikome aplinką pagal tai, koks yra vaikas. Galbūt jam yra per daug garsų didelėje salėje, per daug dirgiklių gaunamų tiek iš aplinkoje esančių žmonių, tiek iš gaunamų garsų gatvės ar koridoriaus. Tuomet mes galime savo veiklas perkelti į mažesnę salę ir sumažinus tiek aplinkoje esančių daiktų, tiek pačią aplinką galime efektyviau darbuoti su juo. Taip pat labai svarbu stebėti, ar vaikui nėra per daug šviesos, ar jinai nėra per ryški, galbūt kaip tik reikia sumažinti ją.
Sportinių veiklų metu svarbu, jog balso tembras būtų atitinkamas pagal vaiką. Jeigu vaikas yra žemesnio raumenų tonuso, tuomet mes renkame šiek tiek aukštesnį balso toną. Jeigu vaikas kaip tik yra per daug susikaustęs, dirglesnis, tuomet mes renkame žemesnį balso toną. Svarbu kalbėti paprastomis, nesudėtingomis frazėmis, ypatingai atsižvelgus į tai, koks yra vaiko supratimas. Tai mes galime kalbėti bėk, lysk, tupk, čiuošk. Jeigu vaikas kalba jau pavieniais žodžiais, galime pridėti dar plus vieną žodį, tai gali būti bėk tiesiai, lysk pro tunelį. Na ir svarbu, jog aplinka būtų pritaikyta būtent pagal vaiko poreikius, vadinasi, jog turint aiškią struktūrą ir žinant vaiko raidos lygį, užduotis turi būti taip pat suprantamos. Negalime reikalauti, jog vaikas savarankiškai gaudytų kamuolį, jeigu jisai net nesupranta pačio judesio rankų suvedimo. Tai tada labai svarbu, jog patalpoje būtų dar vienas asmuo, tai gali būti įtraukiami ir tėvai, ir stovint už nugaros padėti vaikui suplanuoti patį judesį, kuomet terapeutas, sporto treneris meta kamuolį vaikui. Šios parengtos tinkamai veiklos, kada tiek pritaikyta yra aplinka, tiek jam yra viskas aišku per vaizdinę informaciją, vaiko savivertė auga. Taip pat jisai patirdamas sėkmę yra daugiau motyvuotas įsitraukti į veiklas. Jeigu užduotis yra per daug sunki ir patiria nuolatinę nesėkmę, jo susidomėjimas ir emocijos gali labai greitai kisti, atsirasti prieštaraujančio elgesio ir kito probleminio elgesio, kuris kyla ne dėl to, jog vaikas nori taip elgtis, tačiau tokiu būdu rodo, jog jam yra nepakankamai aišku. Ir pats geriausias paskatinimas sportinių veiklų metu yra emocinis, kada terapeutas ar sporto treneris suteikia gyvas emocijas vaikui ir tos emocijos gali būti labai įvairios, jisai gali jį sušukti valio arba gali pakutenti, gali iškelti į orą. Svarbu, kad žinoti, kokių pojūčių tuo metu siekia vaikas. Žinome, jog vaikai labai greitai mokosi tam tikrų įgūdžių, mėgdžiodami, stebėdami, ką kiti daro. Kaip ir minėjau, vaikams turintiems raidos sutrikimų šis modelis nėra tinkamiausias ir jie renkasi naujus įgūdžius atlikti savitai, netipiškai, kaip reikėtų. Todėl tiek terapeutams, tiek sporto treneriams labai svarbu mokyti naujų judesių senųjų pagrindų. Vadinasi, mes turime užtvirtinti pirmus žingsnius ir tik tuomet turint tinkamą pradžią sunkinti ir ugdyti naujų įgūdžių. Na, o kad vaikams būtų smagiau įsitraukti į fizinę veiklą ir kad nebūtų per daug nuobodus, svarbu ir tinkamas aplinkos pritaikymas. Vadinasi, mes savo salę paruošėme taip, jog joje būtų tiek spalvingų, tiek įdomių priemonių. Tai gali būti minkšti moduliai, gali būti nestabilios platformos, įvairių dydžių formų kamuoliai. Visos šios priemonės turi būti skirtingos tiek taktiliškai, tiek ir pačia forma. Vadinasi, mes turime turėti tiek siauresnių paviršių, tiek platesnių paviršių, aukštesnių, žemesnių. Galime turėti tunelį, pro kurį reikia lysti. Svarbiausia, jog vaikas nuolatos keistų savo kūno padėtį ir gautų kuo daugiau tinkamo kiekio sensorinių pojūčių. Savo aplinką taip pat turime pritaikyti ir saugiai. Tai reikia atitinkamai pažiūrėti pagal vaiko gebėjimus, ar mes jį galime leisti eiti per tam tikrą kliūčių ruožą, ar reikia nuolatinės priežiūros ar fizinės pagalbos jį įveikiant.
Mes fizinių veiklų metu taip pat skatiname ir savarankiškumą, vadinasi, iš pradžių suteikėme pilną fizinę pagalbą mokantis naujų įgūdžių, bet turime stebėti vaiko elgesį ir pajausti, kuriuo metu turime atitraukti savo teikiamą pagalbą, palaipsniui ją mažinant iki visiško savarankiškumo. Statinės ir dinaminės pusiausvyros reakcijoms ir judesių koordinacijai yra tinkamos įvairios veiklos, kaip ėjimas viena linija koja už kojos, šoninis ėjimas, mokinimas eiti atbulomis, kryžiuojant kojas, atlikti visas užduotis užsimerkus, lipti ant nestabilių paviršių. Akies rankos ir akies kojos koordinacijai mes galime įtraukti veiklas, kurios apima aktyvius žaidimus su kamuoliu, vadinasi, mokomės mesti, spirti, gaudyti, nusitaikyti į tam tikrą taikinį. Tai gali būti krepšys, gali būti futbolo vartai, galima žaisti ir su kitu asmeniu. Vienas iš svarbesnių įgūdžių ir tikslų yra lavinti judesių tikslumą ir mokyti sudėtinių judesių apjungimą į vieną seką. Tai mes tam pasitelkėme aktyvias estafetes, kurių metu skatiname vaikus atlikti sudėtinius veiksmus, kaip peršokti kliūtį, lipti per barjerą, lysti per tunelį, lipti laipteliais, nusileisti, lipti į kalnę, nuokalnę ir išsilaikyti ant nestabilių platformų. Visi šie veiksmai reikalauja tiek geros dėmesio koncentracijos, tiek judesių koordinacijos, tiek geros statinės ir dinaminės pusiausvyros ir tuo pačiu skatina motorinį planavimą. Vienas smagesnių užsiėmimų yra gyvūnų eisenos imitavimo pratimai, kurie apima visą kūną, dar kitaip vadinami lokomociniais judesiais. Tai jie ne tik yra smagus, bet tuo pačiu gerina judesių koordinaciją, ištvermę, jėgą, sąnarių paslankumą ir stabilumą. Tai mes galime paprašyti, jog vaikai atliktų tokius veiksmus kaip šokinėk kaip varlė, eik kaip krabas, šok kaip kengūra ar eik kaip meška. Savo kūno pajautimą ir koordinaciją taip pat gerina ir jogos pratimai. Todėl yra naudinga pasidaryti vaizdinės korteles su gyvūnų ar kitų vaikų atvaizdais ir mokytis tam tikrų jogos pratimų. Reikėtų nepamiršti, jog į aktyvią veiklą svarbu įtraukti ir sensorinę stimulaciją. Tai gali būti skirtingų faktūrų priemonės, kurios skatintų pažinti paviršius, jie gali būti šiurkštus, slidesni, šaltesni, glitesni ir kitokie paviršiai. Taip pat sensorinių pojūčių suteiktų ir įvairios priemonės kaip batutas, gimnastikos kamuolys, nestabilios platformos. Ir savo veikloje nereikėtų pabijoti sunkaus darbo pratimų. Sunkus darbas vadinasi todėl, kad mes skatiname vaikus įtraukti visą savo kūną, tai reikėtų stumti pasunkintus kamuolius, stumti sieną, traukti pasunkintas virves ir kitokius panašias veiklas atlikti. Na ir kad lavintume mums svarbes sensorinės sistemas, kaip proprioreceptinė sistema, vestibulinė ir taktilinė, mes galime įtraukti ir tam tikrų veiklų. Tai gali būti važiavimas su lenta, gali būti šokinėjimas ant minkštų paviršių, ropojimas pro tunelį, tie patys pasipriešinimo pratimai, gyvūnų eisenos pratimai, kurie suteiktų geresnį suvokimą apie savo kūną. Taktiliniams pojūčiams galime naudoti tiek ant nestabilių paviršių pateiktas faktūras, tiek įtraukiant ir smulkiosios motorikos priemonės. Tai gali būti maži didesni, pūkuoti, aštresni kamuoliukai, gali būti kinetinis smėlis, kuriame būtų paslėpti tam tikri žaisliukai ir juos reikėtų ištraukti. Gali būti ir
paslėpti žaislai tam tikrame maiše, kada jie negali matyti ir ištrauktų. Svarbiausias elementas ar pati priemonė sportinėse veiklose, ypatingai kada vaikai dar yra maži, jiems svarbu gerinti kliūčių įveikimo įgūdžius, tai tam ir pasitelkėme aktyvias estafetes, kuriuose yra pateikiami skirtingi paviršiai. Atliekamos estafetės gali būti ilgesnės, kuomet mes reikalavome iš vaikų šokti, lipti, lysti, ropoti, nusileisti nuo kažkur, arba tai gali būti statinės padėties, kada vaikas turi stovėti ant balansinės pagalvės, tūpti, paimti kokį tai lanką žaislą, užmauti ar įmesti kažkur, gulint ant ritinio ir panašiai. Na ir traukiant smulkiosios motorikos priemonės į aktyvias estafetes, lavinama tiek abipusė rankų koordinacija, tiek gerinama vidurio linijos kirtimai. Na ir kad sėkmingai plėtotųsi vaiko fizinis aktyvumas, mums svarbiausia yra 3 elementai. Tai yra į savo aktyvę veiklą įtraukti visus pagrindinius bendrosios motorikos judesius, tai yra ėjimas, bėgimas, šuoliukai, kamuolio mėtymas, laipiojimas ir pusiausvyros reakciją skatinančius pratimus. Taip pat antras elementas būtų vaikus sistemingai mokyti kaskart vis sudėtingesnių užduočių, bet tai neturėtų būti laipsniškai kylama nuolatos, o turėtų būti labiau banguojantis mokymas, kad vaikas nesitikėtų, jog nuolatos vis sunkės atliekama užduotis. Tai galite atlikti kelias sudėtingesnės užduotis ir duoti vieną lengvesnę. Tokiu būdu išlaikysite motyvaciją ir žingeidumą. Judesius taip pat rekomenduojama atlikti iš įvairesnių padėčių, vadinasi, mes stengiamės keisti ir kryptį, ir greitį, ir atliekamą judesio amplitudę. Ir trečiasis elementas būtų, kuris mūsų veikloje yra vienas svarbesnių, kad vaikas judėjimo metu patirtų džiaugsmą. Vadinasi, mes neskatiname, jog jisai nuolatos galvotų apie atliekamą techniką, bet natūraliai atliktų reikiamus judesius. Ir kiek įmanoma, svarbu, jog tai, ką jisai išmoksta, būtų keičiama. Vadinasi, mes stengiamės pakeisti turimas priemonės kiekvieną kartą skirtingai, kad jisai gautų vis daugiau patirčių ir tai galėtų perkelti į kitas aplinkas. Tinkamai pritaikius aplinką, suteikiant reikiamą pagalbą, didiname vaiko norą įsitraukti į fizinę veiklą, tuo pačiu skatiname ir socialinius įgūdžius, ir įsitraukimą į bendraamžių veiklą, na ir skatiname reguliariai užsiimti fizinę veiklą.